Mes ir vėl važiuojam į pasaulio čempionatą motokroso. Nu ir Europos, nes pirmo Europos bus tada pasaulis, tai wow, net Dovydai. O, Kietai. Turim floperį, kuris mus visą laik lydi. Ir jo, šį sykį atsinaujinom savo filmavimo įrangą, filmuoju nebe su iPhone'u, o iš Pro Max'os. Tai su DJI Action 3 kamera. Važiuojam ir pasižiūrim, kaip čia gausis. O dabar esame Marijampolėje. O ko atvažiavome į Marijampolę, Dovydai? Dirbti. Tai esame svečiuose pas Intermotors, naujoje jų fizinėje parduotuvėje Marijampolėje. Tai daug erdvės, daug motociklų, bet nėra nei vieno krosinio motociklo, tai vienas minusas. Gerai, o dabar greit pasakysiu blogiausią dalyką. Dovydukas vakar tvarkydamas mašiną nejungia šaldytuvo. O šaldytuvas yra čionai konverteris. Čionai. Tai parodys, kaip atrodo mašina. Tai jo, bus labai smagu įjungti. Jo, stebėkite, kaip tai vyks. Pravažiavom sieną ir reikia pasisvert. Eik tu namus. Mūsų mašina yra 3,5 tonos, o dabar svėrėm 4,1 tonos. Tai tai gerai, kad tu šelbaktų beveik. Nu tai pilk tą pilną. Kas vaik? Nedaug. Normaliai. Tikėkimės pakrikštėjo pradžiai kelionės ir tokiau nebesvers mūsų. Kokie yra Dovydo pietai? Dovydai, ką šiandien serviruojam? Skanės salotas. Zasiska. Ir batonks su česnaku. Tiesiog skanumėlis. Pamiršom nusipirkt šlangą Kircheriui. Tai sustojom į lenkiškus senukus. Dar tada vėliauka. Čia buvo. Ką turim, Dovydai? Longo. Aš visą laiką dažniausiai važiuoju pastaruosius metus su naujais trepais. Tai tiesiog ypatingai, kai važiuoju su rolofais, o šį savaitgalį nusimato lietus. Ir blema Lietuvoje pamiršau nusipirkti, nebuvo degalinės, tai dabar Lenkijoje sustojom šlangus. Bet jau buvau praradus viltį, nes 2 parduotuvės praėjau nebuvo. Ir Dovė sakė, nu iki Action. Tenai vairas, nu tikrai nebus. Ir buvo. Jas, gerai, dabar galim 100% pasiruošę važiuoti į varžybas. Gerai. Gerai, tu važiuosi atgal. Ir tu pastumk vieną. Ką tvarsime, mes tiek laiko motokrose esame, mes negalim nusipirkti savo autobusui normalių štų, tai naudojam kiekvieną sykį plytas kažkokias. Tai mes turim dabar mašinai milijoną daiktų. Tai dabar Dovydas tvarkinėja galą. O aš čionai visko. Ok. Tai iš tiek daiktų viskas sėjo savo vietas. Tai dabar turime kur atsisėst, kur pavalgyt ir kur gamint valgyt. Netrukus mes išgirsime 5. vakaro pasirodymą. Čekija, kuri atstovauja štai šis ir prasminga muzika. Vakarienė. Eurovizija. Valgom vakarieną. Einam į tualetą ir einam miegot. Iki rytojaus. Labas rytas. Vėl apsikrovė daiktais nuo šio ryto. Oficialiai, kaip visose motokroso varžybose, yra lietus. Nes be lietaus tiesiog nevyksta motokrosas, nes čia yra 2 labai gerai suderinami dalykai - lietus ir motokrosas. Tai kaip praeitais metais, taip ir šiais. Nu va, ir
mūsų pusryčiai yra paruošti. Kiaušinienė su pupelėm, dešrelėm ir avokado. Dovydas nemėgsta avokado, tai jam be avokado. Kaip vertinam pusryčius? Lemba geri. Ką Tokie- serviravom? Realiai 9,5. Vien dėl to, nes kava baigės prieš pusryčius jau. Ok. Jinai nešvarus, tai dabar reikia eiti susirasti vandens. Šiaip vėliau kokio sunkumo. Oh my god. Atnešiausi vandenį ir tiesiog Latvijos vienas atėjo, sako, galiu panešti ir nunešė mano vandenį iki mašinos, nes tikrai sunkus buvo. Įsibiški prasimint, nes buvo gana intensyvi savaitė. Šią savaitę ne per daugiausiai ir sportavau, nes buvo daug labai dalykų, kuriuos reikėjo pasidaryti iki šitos kelionės. Varom dabar į Welcome centrą pasiimti dokumentų. Turime technikinės lapus. Man biškai sunkiau buvo, nes neturėjo mano atsispausdinę lapo entry formos. Bet jo, dabar turim lapą, varom stovėti technikinės eilę. Tak man vieną filmą. No dobra. Ale głośność jutro lecimy całość? Czy za... No dobra, teraz to jest tak. No, takiego może przejdzie, nie? Jak tylko. Od ja może musimy się starszy z przodu, to wiem, że ma. That's it? Yes. Okay, thank you. Pagaliau sulaukėme taip ilgai lauktos saulės, bet jinai tikriausiai už sekundę pradings, bet už sekundės, bet... Oh my god, mes turim saulę! Dovydai padaryk, jei! Saulė vyrė, saulė vyrė. Mėnesėlis kepi. Ką čia darai, Dovydai? Nepatinka stabdžiai. Bet nežinau, ką padaryti, kad būtų gerai. Gerai, kad aš patinku. Ką gerai, kad tu? Nu, kad aš patinku. Gerai. Palauk, palauk. Tiesiai tepalą. Vienintelė vieta yra tepalą ir tiesiai tepalą. Kur? Čia. Vienintelė vieta, kur tepalai yra. Ai. Sudrėkina rankas. Pabiškai noriu juodą nusivalyti. Na, dabar įman. Tai rankų gal. Tai ką tik praėjom trasą su Dovydu, čia vienas Dovydas, bet ėjom trasą su kitu Dovydu. Tvaršia nėra metalo. Čia jau kažkas daigas padarė. Tai ir čia reiškia, kad reiks atvažiuoti dar anksčiau į startą ir pasidaryti starto vietą. Bet realiai, tipo, aš galiu net ir dabar daryti, nes aš pirmą. Mūsų pirmą grupę važiuoju. Nu jo. Tai realiai galim padaryti. Daug lietuvių sustojom čia vietai, kaimynai. Tai čia mūsų motociklai. Toliau čionai Eivido motociklai. Čionai Ąžuolas. Nesugalvoju. Čionai yra Makso. Čionai kiti lietuviai. Tai šiandien liko pasidaryti vakarienę, pasiruošti akinius ir eit miegot. Mėsytę kepam. Pavalgiam, apsitvarkėm. Tai jo, tokia košė makalošė.
Dabar liko. Su baltom kelnaitėm. Ai, tas jau. Aš su rožinėm, bet šiaip šį metą, bet nedaug. Liko pasiruošti akinius, kai visą laiką pasilieku vakarui. Nežinau, kodėl taip gaunasi, šiaip nežinau. Gal visai rutina jau tapo, kad reikia pasiruošti akinius vakare. Tai jo, akiniai visi švarūs, reikia susidėti tik plevelės. Ir viskas. Ir eisim miegot. Rytoj 8, ne, rytoj 10-15 free practices, tai galėsim išsimiegot rangiai. Išsimiegot, pavalgyt ir mėgauti šeštadienį dieną. Rytoj tik tai free time ir quali reisas. Tai taškų jokių negauni už rytojų, tai realiai tiesiog rytoj treniruošiu dieną. Tai, iki rytojaus. O čianai besiruošiant free practice'ui, pamačiau, kad tiesiog sugedo mano šarnyras, tai ta plokštelė išdilo ir pradėjo viena pusė krist lauko, tai tiesiog bandžiau 5 minutes craft su izoliacija susitvarkyti, kad tiesiog jisai man iškristų kelnėse ir nežinau, neužstriktų to kelio apsauga. O dabar ruošiuosi free practice'ui, tai apšilimas, tada reakcijos kamuoliukai su Dovydu. Tada šiek tiek vaizdo nuo Dovydo krūtinės, ką jisai veikia, kai mane paleidžia važiuoti su motociklu į laukimo zoną. Tai dabar galim tiesiog pasižiūrėti, kągi Dovydas veikia be manęs. Bum! Viskas gerai? Gerai. Ne. Norim? Ką? Kelinta? Antra? Gerai. Jo. Nes tą ratą, kai skau, tai tikrai neblogai. Ne, paskutinis ratas buvo pats geriausias. Tu supranti, ką aš šitą rodžiu? Taip Jo, ir dar, taip. jo. Ne, kad ant nusildimo atsistok. Nuseini ir, blėt, tu tau sulūž stuburus kokį kartą. Tau sulūžęs stuburas. Man jau... Ne, nes, blemba, kai, žinai, tik sėdži ir leidžiasi ir sėdži. Ir į tą duobę. Blėt, persilenkus visą. Nu, čia jūs šnekėkit. Ne, nieko. Ranka, žinai, storė. Iki time practice 20 minučių, bet po time practice iki važiavimo bus maždaug pusantros valandos tik tai pertrauka. Tai dabar užsivirsiu vandenį, kad paskui nereiktų laukti, kol užvirs vanduo ir pasidarytumėm pietus, kurie bus makaronai su sūriu. Ką tik po time practice'o, antra. Va kažkaip sunkiau buvo važiuoti dabar, nežinau. Antra. Nuo pirmos gavau ten beveik 3 sekundės, bet labai stipri Olandė. Antra, o trečia, jaučiu gal Belgija pagal to. O trečia ta Belgija? Ai, trečia Olandė su makakė. O dabar greitai grįžom, greitai makaronus verdam, nes už pusantros valandos koliai reisas. Taip geriausias kombo per varžybas, kai būna Dovydas ir būna mano sesė, kuri gamina tą valgyti ir šalmo. Tai linkėjimai. Tęsim biškį. Šalmas kaip ir švarus, man atrodo. Tai labai gerai. Ant akinių klevelio dar reikia užsidėti ir viskas. Makaronai padaryti. Nieko fancy, bet energijos bus. Šitais negerai, į viršų. Ant dviejų. Ant dviejų. Viens.
All good? Nu, jo. Tolymę, Ai, tik atsargiai. Pasirink kokią nori tą liniją ir pasitikėti. Antra, pradžiai važiavimo spaudžiau, biškį nesigavo spausti, nes gavosi tiesiog per, nežinau, tas varžybos, daug veiksmo, tai pusę važiavimo spaudžiau, o paskui supratau, kadangi starto antra, tai supratau, kad savo linijom galiu, kad ir lėčiau važiuoti, vis tiek manęs neaplinkė, nes pasirinkau geras linijas, tiesiog ramiai pradėjau važiuoti ir jos atitolo, tai, kai ramiai pradėjau važiuoti, tada pradėjau daugiau galvoti. Ir tada gausi, kad žymiai mažiau pavargau, geresnis linijos ir dar pabėgau. Tai. Koks geras dudukas. Va, mano batus. O mes ką? Daromės valgyti. Reikia dabar viską išsivalyti. Šalmą prasivalyti, akinius pasiruošti, tai čia didžiausias akiningus darbas. Ir dar į dušą nueit jaučiu. Bet mačiau tik vienas dušas yra, tai aš nežinau, kaip seksis jį nueit. O taip man atrodo motociklas po varžybų realiai. Šiandien visą dieną neplovėjai, ne? Tai va, po visos dienos. Na, kaip tą dieną? Dieną turėjome 3 sesijas trasoje. Vengėme rimtesnių incidentų. Džiaugiamės dėl to. Žiūrėsim, kas atneš rytojus. Nes buvo pora incidentų. Čia žinot, kai treneris sako, išbandyk visas linijas. Tai vienoje vietoje, kai yra tramplinas, jisai taip neša į kairę. Tai nusileidau šone trasas. Paskui išvažiavau dar iš vieno posūkio. Iš poros gal posūkio. Žodžiu, tai išbandžiau visas linijas. O daugiau per važiavimą realiai nebuvo skėčių momentų. Buvo vienas tramplinukas mažas, tai ten visą laiką kikino į visas pusės, bet ten all good. Tik vieną kartą per didesnį stalą per priekį taip išmetė. Šiek tiek kikino, bet irgi realiai proto ribose nieko tokio. Tuo prasme, sušalo, taip gerai šaldo šaldytuvas, kad sušalo šašlykai tiesiog. O jūs Taip, ledo gabalai tiesiog. Mažą neklypinį Čia toks recovery maistas. Ne. Ne. Sportininkas. Sportininko. Vakarienė yra paruošta. Mėsytė, ryžiai, daržovės. Ryžius čiut perviriau. Einam pasižiūrėti, ten kažką vaikai daro. Visi renkasi. Einam pažiūrėti, kas ten vyksta. Čia tokį dvigubą šokinėja. Opa! Nu. Darom į dušą. Tik liko dar akinius pasiruošti. Van ten ant stalo. Jau manęs laukia. Šiandien viskas susigrūdo. Geras VIP žiūrovų vietos. Dušas moterų tik tai vienas šiandien. Reikia palaukti, kol kažkas nusipraus ir tada išeis. Bet gerai, kad bent jau eilės nėra. Čianai tipo kurta palapinė. Tai yra tokia programėlė, kur gauni visą informaciją varžybų. Tai ją gavom pakvietimą visi dalyviai, kad bus partis nuo 7. Tai va dabar yra po 7 kažkur 10. Tai kuriasi. Taip atrodo dušas. Tai tikrai visai neblogai. Tu kas ilsisi? Dabar būnam, ilsimės, žiūrim Euroviziją, einam miegot. Ir rytoj duodam gazo. Taip duodam. Labas rytas. Rytinė kavutė su vienaragiais. Prasmyniau, pasidariau mankštą. Tai dabar geriu kavutę, pusrutuką ir suvalau paskaityti knygą tiesiog, nes biškį jaudinusi. Tai kažkokie kiti dalykai, kuriuos darau, mano mintis nuneša į šoną. Dabar važiuosiu su bitutės apranga. Turiu bitutės kojines. Bitutės kojines ir bitutės apranga. Viena pasiruošinė apranga šį sezoną, kita bitutės apranga. Taip,
baigėsi apšilimas. Dabar darome tokius kaip brunchą, pietus. Tiesiog va, pupelės. Tada yra kiaušiniai ir dar įdėsiu avokado ir dar duonelės valgysiu. Važiavimo tarpus yra tik tai realiai 1,5 valandos, nu bet realiai valandą. Tai geriau dabar pavalgysim, nes važiavimas tik po pirmos pusę 2, tai... O čia biškį sugėtų. Tai reikia laikyti pirštą, kad degtų ugnis, tai jo. Na, bet nieko, sutvarkysiu. Jau kad suvažiavau 2 vakarą, nu šiandien 3 apšilime, tai Dovydas sakė, nusipelnai naujos padangas, tai... Turim naują padangą. Antram važiavimą vėl seną judėsim. Viskas su sena gal blogina. Turim naują padangą iš kur? Iš? Intermotors. Intermotors. Labai gera parduotuvė. Labai gerai. Tai va, o daugiau, stalas nukrautas, labai gerai, kai atrasta šiandien sausa, tai šalmas realiai švarus. Buvo pati švarus trasa, bet pirmą kartą matot. Jo. Iščiausiai. Jo, šiaip. Opa. Ten kur įkalnė, nes ten labai jau vidus labai išlaikė. Tenai prieš tą įkalnį gali pabandyti eiti į išorę. Tai jo, taip ir reiks arba į išorę ir katinti vidų, kaip prieš tai bandžiau. All good? Have fun. Jo, pasitink. Gerai, davai. Kas yra? Ką? Aš dar klaidą padariau vieną. Jie ten po to mažą tramplinuką, ne? Paimiškai. Vai, duosi laikrodį ir vandenį. Priekį. Vienu ralu jau buvo geresnis, paskui buvo blogesnis. Pirmas nepaėm, bandom antras įkį. Tas yra kaip laimėjo, kaip jis džiaugiasi. Nu, bet, žinai, jie jaučiu visi labai pyksta ant tų ratinių. Nes Tai buvo Džiulis du irgi savo interviu sako, kodėl jūs sako, neapink brolio. Nu, tai startas ir lapės ir so bad. Tik tiek išmokė iš tų Herlingsų ir savo interviu, žinai. Nusileisk pačiu vidum ir tada vidum tiesiai į patį vidų per šok, žinai, ten tas duobės. Okay. Nulip. All good? Ja. Kur pakoji? Давай, kas reikia. Блядь. Būdavo startą. O kaip? Mano priekį griuva gelisena ir jinai jau ant jos. Jau baigėsi varžybos. Antras važiavimas irgi. Pirmas ir antras. Jau realiai nieko nebėra. Dabar viską pakuojamės. Ką tik sudėjau. Faktiškai? Kompaktiškai. Į treniruotę, kai reikės važiuoti, tada bus sunku daug ką išsikrauti. Ai, ten bus vėl. Taip va. Ir nebėra nieko. Ko nebėra? Palapinės. A. Nebėra palapinės ir nebėra pasiduoda energijos. Pas mane energijos, pavažiavimų visiškai nebebuvo. Dabar biškiau, čiut yra. Tai dabar eisim dušą
Dar noriu net pasižiūrėti, kaip trasa atrodo. Aš tikrai tokia sunki buvo, ar aš tiesiog nepavažiavau. Kliko dar čia viską susitvarkyt. Tokia ta realybė, iš tikrųjų. Jau čia per Instagramą mes čia suvažiuojam, tada įmetam storiuką, kaip sekėsi, ir jau esam kitoj vietoje, va taip va. Bet iš tikrųjų, tai va taip tiesiog paprastai viską dėliojasi, pakuojasi. Ir važiuojam. Tau čia bet kokia čia tarka. Parsu tą krosą, upę, nu. Eik tu savo, ta prasme. Jo, jau čia visiškai nesimato. Čia visa šita tiesioji. Tu tiesiog ateidavai. Nu čia realiai kažką bandai perkelinėt. Kur čia tos duobės? Įdomu, kiek matosi. Tada čia kaip biškį perkeli. Tada va čia yra metras lygus. Tada čia duodi dugną. Ir tada vėl tiesiog keliai visis ir tikėsi, kad tavo mortika įsidirbs gerai. Bet kai važiuoji, čia va tas duobės taip perkelt turi, žinai. Ir kai keli tiesiai, nes dažniausiai šitą taikiau vėžą. Vidurinį? Jo, nes tos kairo su kikeriais. Tai aš, man atrodo, oh my god, geras. Visai gera vėža. Na, aišku. Čia va šita važiau linija. Į posakį čia taip uždaužydavo šitas duobės. Va. Košinios vėžos. Ir paskui pasakysiu gražus. Tai va, baigėsi varžybos. Nepasakiau nieko nei po pirmo, nei po antro važiavimo. Pirmas buvo važiavimas. Startas neblogas, buvau trečia iš starto. Bet pirmam rate nukritau ir tiesiog buvau žiauriai susikaušius, tai važiavimas buvo gana prastas ir mano važiavimas ir rezultatas. O antram... Oi, neėjom per kelią. Antram važiavimą starte griuvau, nes iš išorės uždarė. Tas buvo viduj manęs, nes stovėjau antra. Tada daužėsi ją ir aš tokiam sumuštynį gausiu. Nespėjau susistabdyti, nes nereikėjo, kaip žiūrėjo Dovydas video, dar anksčiau pradėti stabdyti, kad išvengčiau griuvimo. Tai žodžiu, antras visai neblogai važiavimas buvo. Buvau paskutinė iš starto, kokia trečia iš galo, ne? Ne, kiek susidrovai. Nu, žodžiu. Tai bet tada dasikapšiau iki 6 vietos, tai važiavau irgi visai neblogai. Dar turėjau kovą ant paskutinių ratų su viena belgė. Jinai mane aplenkė, aš ją vėl atsilenkiau, tai jo, nusipirkom ledų, viską susikrovėm, dar liko pasidaryti vakarienę, mes viską krovėmės. Gal yra kiek? Lenkiškas laikas? Pas mus mašina yra viena maža bėda. Mes jeigu norim pasijungti elektrą iš lauką, mums reikia įeiti į vidų giliai. O jeigu persijungti į konverterį, reikia vėl įeiti į vidų giliai. Mes buvom nusprendę pasilikti apačioj, dėl prisijungėm elektrą prie konverterio, atvažiavom į viršų, kad turim skydinę, kad viską susikrovė. Dabar reikia surasti kažką, kas galėtų įeiti į vidų. Ir pralys pro to. Palabliamo nesimato, palauk sekundę. Reikia realiai įsidėti, galbūt paprasčiau. Arba paprašyti Adės, kad gal gali lysti. Ir tokį tarpuką. Tipo, aš žinau, kad aš plona, bet aš negalvau, kad aš ant tiek plona. Tai... Jo, dabar reikia ir lysti atgal, bet šiaip belegai jau karšta. Gerai, aš manau, kad mes tikrai prasivadarysim skylę. Visai kompaktiškai susidėjama, nejaučiu viską. Princesė. Nedamės, žodžiu. Sargi. Ir neišsukojas vėl. Ir taip paprastai prisijungėme. Jo, bet, ir taip paprastai mes prisijungėme elektrą. Realiai, savaitgalis baigėsi. Su kamera kalbu. Savaitgalis faktiškai baigėsi. Rezultatai tokie, kokie yra. O dabar žiūrime į svarbiausią šių metų startą pasaulio čempionatą. Iki.